Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių filialo vedėja buvo nusivežusi mane į Pakruojį, į susirinkimą. Dabar gerai nebeprisimenu, man atrodo, kad tuo metu buvo pristatoma mano knygelė. Kažką vedėja Jovita kalbėjo. Ir tuomet aš išgirdau pirmą kartą Karolinos balsą. Ji deklamavo savo eilėraščius. Ir aš tuomet supratau, mintyse pagalvojau, kad iš to žmogaus išaugs tikras literatas. Net nustebau išgirdęs, kad kur tau, Karolina jau parašė knygą. O po kurio laiko atsirado ir antroji. Didelis mano širdyje džiaugsmas. Mintise sudėliojau tokį sakinėlį. Karolina persibraukė akis ir baigė rašyti. Ar tik ne angelas šalia stovėjo, nusileidęs nuo balto debesėlio, žaidusio su pavargusi vėju. Eilėraščiai spindi kaip saulė, šauktukas. Štai kaip gražiai eiliuoja mūsų Karolina. Kai sėdėjau susirinkime pristatant jos antrąją knygelę, pajutau, kad mane kažkas pabučiavo. Ir iš pasakytų žodžių paaiškėjo, kad tai ir buvo Karolina. Džiaugiuosi jos rašiniais. Džiaugiuosi, kad ji tiesiog suaugo su linkuvietiška tarme, papročiais, nuoširdumu, gerumu, vaišingumu ir paprastumu. Tokie yra visi šiaurės lygumų žmonės. Todėl ir nenustembu, kad ir Karolina yra tokia.